Keli maži bokalai alaus vakare yra nieko tokio. Paskaičiuokime, kiek suvartojate standartinių alkoholio vienetų, kitaip dar vadinamų SAF. Standartinis alkoholio vienetas apskaičiuojamas alkoholio kiekį padauginus iš alkoholio stiprumo ir padalinus iš 1000. Taigi, jeigu per vakarą jūs suvartojate 600 ml alaus, padauginus iš alaus stiprumo gaunasi 3 standartiniai alkoholio vienetai. Jeigu padauginame iš 7 dienų, gaunasi 21 standartinis alkoholio vienetas. Jei esate vyras ir suvartojate daugiau nei 4 standartinius alkoholio vienetus per dieną arba 21 standartinį alkoholio vienetą per savaitę, galima įtarti, kad jūsų alkoholio vartojimas iš mažiau rizikingo vartojimo lygio keičiasi į rizikingą vartojimą. Mokslininkai paskaičiavo, kad rizikingai alkoholį vartojantis vyrai per 2,5 arba 10 metų periodą gali pasiekti priklausomybės lygį, kai jau nelieka galimybių vartoti alkoholio mažiau, o kiekvienas alkoholio pavartojimas net medicininiais tikslais artina prie degradacijos. Kaip rūpintis savo sveikata, galite nuspręsti tik jūs. Jums spręsti, ar keli bokalai alaus vakare yra nieko tokio.